Nu, sveiki visi, vėlyvus vakaras pas mane, aš nežinau, kiek čia dabar, kokie 11. Trečiadienis, vienu žodžiu, norėjau biškį informacijos dukatistams, kadangi pats irgi tapau italų fanas, pats vairuoju Aprilia ir tikrai nieko blogo neturiu prieš Ducatį. Tai norėjau biškį informacijos, galbūt kažkam labai aktualu, arba kažkas nežinojo, arba kažkam pravers ateičiai. Tai apie galinės šakės ratų, kaip čia ratų, šakės guolius, kurie esą šitam reguliatorium, kuris reguliuoja ekscentrinis reguliatorius, kuri reguliuoja grandinės įtempimą. Ir jame eina ašis rato ir guoliai. Tai Ducati Panigale V4 2018 metų, kur eina vienos pusės šakė. Yra šita sistema, man atrodo tas pats ir pas V2 senesnė, irgi kažkur tai ten panašių metų. Tai va, dabar pradėkim. Žiūrėkit, jeigu kažką, tai biški čia pardakėlio nefilmuojam. Jeigu kažkas tai randa va tokį įdomų išdilimą ant žvaigždės priekinės. Kaip čia jį sufokusuoti. Toksai atsiradęs veidrodinis nutrinimas iš išorės pusės. Grinai, realiai tai matosi labai gerai, bet čia kiek eina, tiek eina. Tai rekomenduoju visiems patikrinti šitą dalyką, ką dabar papasakosiu, nes problema iš tikrųjų yra didelė ir nejuokinga. Gali pridaryti labai daug žalos. Tai reiškia, pradėkim nuo to. Kaip jau sakiau, šitam visam kelme yra šitie guoliai. 2 guoliai. Vienas taip eina, kitas taip eina. Dabar stebėkit. Pirmas defektas. Tarp guolių eina šitas aliumininis vamzdelis. Pasižiūrėkit, koks yra išdilimas. Griovelis. Jo čia neturi būti, šito griovelio. Šiek tiek yra čia, bet daugiausia čia didžioji dalis. Taip, šita įvorė guolio įsistato į tą griovelį. Tiksliau į šitą toks sujungiminis vamzdelis, kad veržiant tiesiog būtų guoliai susirištų vienas su kitu. Ir taip stovi jie viduje. Tada eina prie šito guolio, eina šita kaip įvorė. Stebėkit. Tikiuosi sufokusuos gerai. Kokie išdilimai yra. Matot, kokie kantai. Parodysiu naują, kad būtų aiškiau. Iš vienos ir iš kitos pusės išdilimas. Ir netgi čia plotis skiriasi. Šitos naujos jinai platesnė. Tai reiškia, jinai net išdilus tiek šitoj pusėje. Atleiskit, kad tokios rankos, taip jau būna, kad mechanikas kartais išsipurvina rankas. Tai šita įvorė statosi čia. O tada ant viršaus statosi šitas daiktas, prie kurio prisisuka žvaigždutė. Pasižiūrėkit, kas čia darosi. Koks yra stiprus išdilimas.
Va, net išlindę dantukai, šlicai. Parodysiu naują, kad aiškiau būtų. Pasižiūrėkit. Yra skirtumas šiek tiek. Tai va, dabar tokia situacija, va taip viskas susijungia. Viskas taip atrodo, kai būna surinkta, viskas va taip stovi. Dabar, reiškiasi, kadangi buvo taip toks išdilimas, visa žvaigždė su lenciūgu eina per daug į šakės vidurį, į pačią šakę, ir todėl dyla priekinės žvaigždės išorė, o galinės žvaigždės vidus. Reiškiasi, tiesiog va taip stovi. Grandinė, šleivai. Dabar demonstruoju dar vieną dalyką. Šitą dalyką demonstruoju ir aš manau, kad tai visa šio nutikimo, šio gedimo priežastis. Pasižiūrėkit, tikiuosi sufokusuos. Koks čia yra išdilimas, per vidurį eina kantas, čia guolis statosi, čia disko pusiai, stabdžių disko pusiai, guolis. Kiek rūdys paėmė, kiek išdilimas kažkoks tai per vidurį, va čia va, kantas yra, čia nedaug, bet va čia va per vidurį ypatingai. Šitas diametras, aš neturiu tokio mikrometro plataus, turiu, bet mano neapima. Su slankmačiu bandžiau pamatuoti. Tai šitą išmatavus diametrą, kur guolis statosi, ant naujo neužsideda slankmatis, jį užfiksavus, ta prasme, ant to diametro. Ant šitos vietos slankmatis neužsideda, pamatavus seną. Šitą. Guolis taip pat. Pabandžiau guolį įdėti vat į šitą vietą. Tai guolis paprasčiausiai sukasi, pats guolis su pačiu tiek išorė, tiek jo vidus, jisai niekur neužsifiksuojas, jis tiesiog laisvai sukasi ant šito. Bet aišku, kaip ta šis, kaip sakyt, kai viskas susiveržia, tai automatiškai tą ir guolį prilaiko, kaip sakyt. Nes, jisai ore ten neturėtų tabaluoti. Bet esmė, kad reiškiasi kartais kažkokiu tai būdu, kadangi čia visur yra laisvumai, gali būti, kad prasisukinėja tarp guolių esantis šitas daiktas. Tiesiog viskas prasisukinėja tarpusavį ir automatiškai va toks dalykas vyksta ir pradeda viskas per daug kilometrų trumpėti. Automatiškai atsilaisvina varžtas užveržimo. Ne rato, o būtent iš žvaigždės pusės. Tai vat, ant šito naujo daikto uždėjus guolį, va šitas guolis eina, ta šį tik truputį sugebėjau uždėti, nes aš čia dar, aš nenoriu uždidinėti, čia dar vyks darbai. Tai aš jį vos nukrapščiau. Jeigu jisai įlystų iki pat galo, būtų labai sunku jį iškalti ir jisai tada veiktų kaip turi veikti, kad vidus jisai laikosi vietoj, o išorė sukasi. Dabar gaunasi, kad
Netgi gal pavyks pademonstruoti. Dabar aišku kaip tyčia. Viskas užstriks man. Užsiskersavo, blemba. Nu. Kaip tyčia, vienu žodžiu, užsiskersavo, dabar negaliu nufilmuoti. Vienu žodžiu. Nesvarbu. Skersai uždėjau guolį, dabar nenuimu. Bet aš jį buvau uždėjęs tiesiai. Tai, ta prasme, žiauru. Tai vienu žodžiu, dalykas toksai, kad daug kas to nejaučia netgi nežino, kad turi tą problemą. Ir iš tikrųjų, bet gali kartais ir blogai baigtis, gali užkaisti, gali net, manau, kai kuriais atvejais netgi sulūžti, ašis nulūžti, nuo laisvumo, nuo visokių vibracijų nereikalingų. Ir tai vat, visi Ducati Panigale V4, čia būtent V4 ar V4S, nesvarbu. Čia 2018 metų, gal ten paskui naujesnė ėjo, aš nežinau, kada ten jos keitėsi, gal tie dalykai kažkas pakeista, kažkas datvarkyta, gal neturi tos problemos, bet dėl viso ko stebėčiau, jeigu žvaigždės priekinės, ta prasme, dyla išorė, va toks gaunasi, kaip filmavau, veidrodinis paviršius, tai rekomenduočiau pradėti žiūrėti galinę ašį, galinės ašies guolius ir visa kita. Tai va, tokia trumpa informacija Ducati Panigalės savininkam. Gero vakaro. Va, biškį pataisiau. Jeigu pavyks prijungti prie to video, žiūrėkit. Yra ir laisvumas. Ir va sukasi guolis tiesiog ant ašies laisviausiai.